Olimpinių žaidynių krepšinio turnyro įkarštyje naujas neekspertai podcastas pasiekė jūsų ausis. Prie mikrofonų jau visiems turbūt yra atsibodęs sąstatas, tai aš Vainius, mano kolegos Justinas ir Antanas. Susirinkome aptarti tiek 5 prieš 5, tiek 3 prieš 3 olimpinio krepšinio. 5 prieš 5 prasideda ketvirtfinalis. 3 prieš 3 jau liko tik 4 komandos, tad įtampa pasiekė aukščiausią tašką. Antanai, kaip tau kol kas šitas turnyras, ar išpildė lūkesčius? Tai 3x3 nelabai domėjausi. Pasižiūrėjau apie keletą grajų Lietuva prieš Olandiją, dabar kai vakar žaidė Lietuva prieš serbus. Tai, nežinau, prieš Olandus pralaimėjom, prieš serbus laimėjom. Žaidimo kokybė man tai, nelabai patiko iš tikrųjų iš lietuvių, bet jeigu ketvirtfinalį esam, tai gal visai tenais ir gerai yra. Aš manau visai geros viltis laimėti medalį, jau liko tik 4 komandos, tai praktiškai tik viena komanda iš tų likusių ir negaus nei vieno medalio komplekto. Tai aš manau, Lietuvai tikrai geri šansai, reiks aišku įveikti tos pačius Olandus, prieš kuriuos taip pralaimėjo pabaigoje taip kontroversiškai, kur šiaip neturėjo būti skaityti taškai, bet negalėjo jau tiesiog pakeisti arbitrai sprendimo ir taip jau išėjo. Tai reikės psichologiškai gal šiek tiek geriau pasiruošti ir nusiteikti tom rungtynėm, bet manau, kad įmanoma ir aš manau, kad čia labai gražu būtų įveikti Olandus pusfinalyje. Aš jeigu neklystu, vieno iš krepšininkų būsima žmona yra lietuvė. Irgi krepšininkė, kur žaidžia 3 prieš 3 Lietuvos rinktinė. Čia Vurdy De Jongo šito? Ar aš Ne De Jongo, man atrodo kita kažkurio. Bet Vurdy De Jongas tai, fantastiškai iš tikrųjų lošia šitą turnyrą. Vienas geriausių žaidėjų individualiai turbūt pagal įgūdžius kalbant. Man tai atrodo lygiais virš Lietuvos rinktinės bet kurį žaidėją, galbūt nebent Aurelijus Pukelis dar kažką gali pasivaržyti su juo, bet Vurdy De Jongas man atrodo vienas geriausių šitame turnyre. Aurelijus vienas Pūkis, vienas rezultatyviausių turnyrų žaidėjų, man atrodo, gal jisai dabar antroje ir trečioje vietoje, jei neklystu. Tai, įdomi bus dvikova. Aš manau, kad tikrai Olandai yra įveikiami, manau, tikrai žymiai geriau nei Latviai, tarkim, kurie dar be pralaimėjimų yra, tai mums tikrai geri šansai patekti finalą, o finalį jau tada, nežinau, jau bet kokiu atveju turėsi medalį, tai reiks tik tai gal šiek tiek atsipalaiduoti ir geriau nusteikti, bet čia dar prognozuoti neverta, pamatysim viską, kaip bus iš tikrųjų. Man tai nežinau, man Olandai atrodo labai stipri komanda ir stipresnė už Lietuvą, bent jau šiuo metu. Aišku, pusfinalis realiai vienos rungtynės, tai gali įvykti bet kas, bet šiaip tai Lietuvai trūksta labai geresnio dvitaškių pataikymo, ypač pirmosios rungtynės, tie pirmi 2 pralaimėjimai praktiškai buvo iš to. Ir jeigu pavyktų sutvarkyti šitą būtent aspektą, tai manau tikrai pagerėtų ir pats žaidimas. Rungtynėse su Lenkais jau matėme ir atsigavusi Šarūno Vingelį, nes iki tol man, sakyčiau, kad labiausiai neįtikino jo žaidimas. Aišku, elitinis Aurelijus Pukelis šitame turnyre tiesiog vienas geriausių žaidėjų visame pasaulyje. Taip pat nustebino ir kažkiek Evaldas Žiaugys, labai solidus visose rungtynėse, irgi traukė savo komandą į priekį. Bet šiaip Olandai tikrai stiprus varžovas ir man atrodo pelnytai jie buvo tarp tų 2 komandų, kurios tiesiai keliavo į pusfinalį, o kitame pusėje, prancūzus, manau, reikia įveikti, jeigu, aišku, žaisime su jais dėl trečios, manau, jau turim apsižaisti, nors ir pralaimėjom grupė etape. Bet sakau, visi šansai yra laimėti medalį, man atrodo, įtampa kažkiek jau ir nukrito, nes pusfinalis jau tikrai geras rezultatas, bet norėtųsi ir tą medalį užsikabinti. Šiaip labai keista, kad, pavyzdžiui, NKL žaidėjas antros Lietuvos lygos
žaidėjas Aurelijus Pukelis yra vienas geriausių žaidėjų pasaulyje. Tai, nu, parodo, kad, nu, tie krepšininkai, kurie netapo profesionalais 5 prieš 5 dar gali ką nors nuveikti ir 3 prieš 3, pavyzdžiui, krepšinėje. Ir man atrodo, čia tikrai ateityje, jeigu šitas sportas plėsis, tai bus tokia labai gera kaip antra opcija, jeigu nepavyksta pasiekti nieko klubinėme krepšinėje, jau profesionalų didelėje aikštelėje, tai visą laiką įmanoma dar ką nors su krepšiniu sieti ateitį, vat būtent tokiame sporte, kuris labai plečiasi ir skaičiau, vat, kad Dainius Novickas kaip atsiliepė apie Šarūną Vengelį, kuris sakė jau, kad jau Šarūnas buvo baigęs karjerą, jau net nebesportavo vienu metu ir jį pavyko atgaivinti jo metimą, žinojo, kad turi Šarūnas tą metimą, pavyko jį pritraukti, tai vat labai dėl to smagu ir čia bet kuriam turbūt vaikui, kuriam galbūt nepavyko nieko pasiekti, tokia kaip ir viltis yra, kai čia toks augantis sportas ir Lietuvoje jisai gana būt stiprus pasauliniu mastu, jeigu Lietuvoje jau top 4 yra, tai labai smagu, kad tokia opcija yra visą laiką. Tai jaunimą, manau, tikrai skatins labiau rinkti šitą sportą ir Ir ateityje gal tikėkime. pats kažkiek pasirinksi, ne? Negalvoji apie įėjimą į 3 prieš 3? Nu, visai gal norėčiau, jo, esu galvojęs, man atrodo, ten tikrai žymiai daugiau šansų prasimušti, galima praktiškai pačiam registruoti komandą, susirinkus, dalyvauti turnyruose ir kas ten žino, gal kada nors, jeigu pasiseks su komanda ar šiaip, jei kas pastebės, gal kažkada ir olimpinėse pavyks sudalyvauti, bet tai čia, nu, Neįsisvaikinam, viltis atrodo čia. aišku yra. Bet sportas visai naujas iš tikrųjų ir žiūrėjau Twitterį, Jamesas Nunnally iš tikrųjų buvo parašęs tweetą, kad norėtų irgi dalyvauti 3x3 už Ameriką, norėtų sulošti. Tai aš manau, sportas artimaisiais metais gali labai evoliucionuoti, labai gali pasikeisti drastiškai ir tikrai bus įdomu pasižiūrėti, kas bus po kelių metų. Nu, Kas, nu? nu tai Vainius neleido pereiti, tegul dabar pereina, nu. Taip pat perėjai. Tai tu pereik, tu neleidai pereiti, jau Atsiprašau. baigiai sakyti, pereik dabar. Turbūt šitą iškirpsim vietą, bet pykčiai mūsų podcast'e nesibaigia, todėl reikia eiti ir prie 5 prieš 5 krepšinio. Galim ir neiti, jeigu nenori. Gerai, na, vienas neekspertų narys turbūt jau nebebus po šio podcast'o neekspertai.lt portale, bet Abejoju, būsiu dar. Nebijokit. ok. Vis tiek nieko nerašai, Justinai, tai O nepasirodys. gerai, tai gerai, gal pakalbam apie vieną narį, kuris dar iš vis nieko neparašė ir dar kažkodėl jis yra. Galim Nu, jo, pakalbėti apie U18. Važiavo medalių, bet nieko net negavo pasaulio čempionato. Nuviliantis pasirodymas, 4 net pralaimėjimai per visą turnyrą. Kaip jūs įvertintumėte tokį? Nu, aš mačiau, kaip komentaruose tarkavo Kasparą Jakučionį, kuris, nu, tikrai geras žaidėjas ir akivaizdu, kad Lietuvos ateityje bus Lietuvos krepšinio įžaidėjas, bet kaip jį tarkavo komentaruose, kad tiek klaidų daro, jo plius minus rodiklis visą laiką būdavo vienas iš žemiausių, bet aš nežinau, ar čia jį galima kaltinti, nes jis žaisdavo ten po 30 minučių, tai čia neišvengiamai jie žaidė su stipria komanda, bet kas kitas irgi būtų taip atrodęs, bet vis tiek. Be jo būtų žymiai prašiau, nu, bet nepaisant to, vis tiek lietuviai turėjo tikrai toliau, aš žymiai daugiau iš jų tikėjausi, surinkta rinktinė geriausių turbūt Lietuvos 18-mečio. Čia Antanas turbūt galėtų labiau pašnekėti, jisai rašė straipsnį apie tai, apie perspektyviausius Lietuvos 18-mečius. Iš jo sąrašo turbūt visi 5 ir buvo rinktiniai. Antanai, jei gali pasidalink savo įžvalgom, nes vis tiek tu rašai straipsnį apie perspektyvius jaunuolius. Kaip tau jie atrodė tam turnyre? Aš iš tikrųjų nežiūrėjau turnyro, man labiausiai pagrindinė olimpiada 5x5 labiausiai domino, bet
na, kiek aš ten ir pakalbėsiu, jeigu nežiūrėjau, žinoma. Nu, aš kiek žiūrėjau, man gerą įspūdį dar paliko Gantas Križanauskas, kuris to Jo, sąraše jo. antras. Buvo daug kalbų, kad atseit pervertina jį, bet tikrai jis neblogai atrodė ir patraukdavo kartais. Komanda matosi, kad žaidžia aukštesnėje Ryto lygoje. sistemos žaidėjas, jisai ir Ryte čempionų lygoje jau turėjo grajų ir LKL yra sužaidęs. Tai tikrai perspektyvus jaunuolis ir tikrai aš manau galima ateityje iš jo daug tikėtis. Man tai atrodo, kad pagrindinės problemos buvo tiesiog gynyboje. Jeigu, pavyzdžiui, vakar prieš prancūzus net 99 taškai prasileisti, šiaip visą laiką virš 80 kiekviename mače, tai nu, labai skaudu prieš tos pačius slovėnus 100 ir važiavo medalių, bet nieko nesigavo ir man atrodo matys nuo pat turnyro pradžios, kad kažkas ne taip. Aišku, tų talentų yra, Jakučionis, Indrušaitis, kaip ir sakėt, toks ir Jokūbas Urdaitis mums gerai pažįstamas, ten žaidžia, didelio vaidmens gal ir nevaidina, bet vis tiek smagu. Tai manau tikrai gali kažkas iš tų vaikinų išaukti ir man atrodo tai ir būtų svarbiausia, ne rezultatas kažkoks, o kad ateitų į rinktinę vyrų paskui. Man atrodo, čia dabar tos kalbos, kad pralaimėjom, bet pralaimėjom prieš čempionus, nes pralaimėjom mes prieš vokiečius ketvirtfinalyje ir būtent vokiečiai ir tapo čempionais, tai čia toks kaip ir pasiteisinimas, turbūt taip galima būtų sakyti, bet tas ketvirtfinalis ir buvo būtent esminis tas slengstis, kai norint patekti į pusfinalį reikia patekus į pusfinalį jau vis tiek žaistum ir dėl bronzos net jį pralaimėjęs, o pralaimėjęs ketvirtfinalį lieki be nieko. Tai taip ir buvo, dar likus ten minutėj, berods Lietuva turėjo 4 taškų pranašumą, bet kvaila pražanga prie žaidėją metantį tritaškį ir vėliau pabaigoje netgi prasižengta prieš Kristianą Anderseną, kuris įmetė 2 baudų metimus. Tai tos kvailos pražangos pabaigoje kainavo ir buvo labai brangios. Aišku, Lietuva dar turėjo šansą ir būtų laimėjusi, jei būtų Indružaitis pataikęs metimą. Pavyko susikurti gerą progą, bet metimas buvo netaiklus ir nežinau kaip paaiškinti, čia tokios pamokos, iš kurių reikia mokytis ir nežinau, dar turėsim šansų, man atrodo, patekti į pasaulio čempionatą. Tai čia reikės dar atrankoje berods sužaisti. Tai aš kaip supratau, jie žaisdami dėl 5 vietos 9 žaidėjų tik rotaciją turėjo, tai galbūt irgi iš dalies pateisina tą patį mūsų pralaimėjimą. Žinoma, graudu yra, kad lietuviai pralaimėjo, bet individualiais įgūdžiais tikrai galime pagirti Kasparą Jakučionį 37 taškais, Nojus Indrušaitis 19 susirinko. Tai vis tiek ateitis yra Lietuvoje su krepšiniu ir bus malonu pasižiūrėti, kokie žaidėjai išaugs iš šitų po keliarių metų. Nu, pasaulio čempionate mes visai kitokie galim būti žiūrovai, nėra Lietuvos dėje. Tai kalbu apie 5-5 krepšinį. Nėra Lietuvos, tai galima tikrai pasimėgauti žaidimu, kuris iš tikrųjų labai gražus komandos aukščiausio lygio krepšinį demonstruoja ir apskritai norėjau dar pakalbėti apie tai, kad labai smagu matyti krepšinį renginyje, kuris nėra komercinis. Nežinau, ar pastebėt, bet pavyzdžiui, nėra jokių švieslenčių su reklamom, matosi tiesiog soliukas, kiaurai žaidėjai gali greitai pasikeisti ir šiaip nėra jokių reklamų. Pavyzdžiui, žiūrint per Eurosportą, tai net minutės pertraukėlės galima visas išklausyti per TV3 arba TV6 šiek tiek kitaip yra, bet nekomercinis renginys, tai nėra jokių reklaminių minutės pertraukėlių, aukščiausio lygio krepšinis, treneriai naudojasi tais pasitarimais tik tai, kai tikrai reikia, taktiškai nebandydami išnaudoti jokių reklamų. Tai man asmeniškai labai smagu matyti tokį krepšinį, kai tokio aukšto meistriškumo komandos krepšininkai visi motyvuoti, atstovaudami savo nacionaliniai komandai, tikrai atsiduoda iš visų jėgų.
Nu, žinai, nėra reklamų ant aikštelės, bet ateina TV3 ir reklama po reklamos, ten savo lažybos, pastoviai reklamuoja ir tas gaunasi tas ant to, na, ne visi turbūt turi tos Eurosport mokamus kanalus. Ne visi turi, bet, nu, turiu omeny, kad žiūrint pačias rungtynės, nėra jokių ten reklamų ir neblaško dėmesio, galima būtent susitelkti į tą patį krepšinį, taip suprantu, TV3 šiek tiek nuima tą visą tokį, nežinau, nu labai išblaško tos reklamos, kai vos paima pertraukėlę ir iš karto Top Sport, OptiBet, 7Bet, Tiškevičiaus Nereklamuok čia. balsas. Nereklamuoju, aš tik tai parodijuoju ir man labai nepatinka tokios Lažybos, reklamos. lažybos, lažybos. Bet pati transliacija tai irgi nėra labai įspūdinga. Man galbūt net geriau būtų, jeigu jie reklamos pasidarytų ir biškelį kokybiškesnį tą patį krepšinį parodytų, nes būna ir visokių trukdžių ir visko. Ir per rungtynės su Amerika buvo, kad peržiūrėjimo sistema neveikia, tai visokių yra vis tiek klaidų. Tai Čia jau tokios techninės detalės, kur nelabai priklauso jau. Aišku, gal galima ten sakyti, kad oi, čia jau renginio organizatoriai neinvestavo į įrangą, bet čia, nežinau, nu, technologijos visas yra pažeidžiamos ir nelabai čia priklauso, čia jau nežinau nuo ko net priklauso, kaip funkcionuos būtent tos technologijos, bet kokiu atveju, kaip ir minėjau praeitoj laidoj, bendrai sudėjus visų turnyrą žaidžiančių iš 12 komandų žaidėjų atlyginimus, jis yra virš milijardo per sezoną, tai žaidėjų ta vertė milžiniška. Tiek žvaigždžių aš neatsimenu, kada buvau matęs, aišku, turbūt pusę ar gal net daugiau sudaro JAV žaidėjai, bet kokiu atveju žaidimas aukščiausio lygio ir, pavyzdžiui, galim pakalbėti apie trečią turą grupę etapo, kai susitiko Australija su Graikija. Irgi aukščiausio lygio mačas, graikai žūtbūt turėjo laimėti, norėdami patekti į kitą etapą ir dabar jau aišku, kad jie jame bus. Pirmas kėlinys kaip ir buvo apylygis, bet antrame graikai tiesiog nurūko į priekį, nesustabdomas vėl buvo Janis, 20 taškų, 26 naudingumo balai, žymiai jau geriau atrodė ir pagrindinis žaidėjas Nikas, šitas Tomas Vokupas, 18 taškų, pataikyti jau svarbus tritaškiai, tai jeigu ne žaidėjai, aš manau, graikai tikrai nebūtų laimėję šių rungtynių, tuo labiau, kad vėliau australams dar pavyko sugrįžęs rungtynės į šį mačą ir šiaip netaip graikai išsikapstė. Aš kažkaip tikėjausi, kad australai užtikrinčiau užsidarys tą grupę etapą ir laimės prieš graikus. Dar galim ir apie antrą turą šiek tiek pakalbėti, kad ispanai būtent įveikė graikus ir atrodė, kad jau Graikijai viskas, kad kaip ir turnyras atėjo link pabaigos, bet čia toks, sakyčiau, gan netikėta pergalė prieš tą pačią Australijos komandą. Australija, kaip visada, Džošas Giddy ir Džokas Lendeilas tempia į priekį. Kažkiek gal trūksta Patty Millso, kuris pirmose rungtynėse labai gerai sužaidė, bet vėliau šiek tiek dingo, kaip ir sakei, graikai tiesiog kai pataiko, tai žaidžia labai gerai, kai nieks negali mesti krepšį, tada ir prasideda ta stagnacija, reikia prie Janio meitikų, bet jeigu Volkupas, jeigu Kalatesas ar Larenzakis nieko neįmeta, tai tada ir gaunasi, kad graikai nelaimė, bet užimta trečia vieta vis tiek, manau, geras rezultatas. Ir iš tikrųjų man gaila, Ispanijos rinktinės jie labai gražiai sužaidė prieš Kanadą, labai geras grajus buvo, labai įdomu buvo žiūrėti. Paskutinėme kėlinyje žaidėjai kaip Brizela, Pradilė pradėjo tempti absoliučiai komandą ir jaunuoliai pradėjo iš tikrųjų tempti tą komandą, kas labai įspūdinga yra. Ir man iš tikrųjų gaila Ispanijos, nes jie labai gražų krepšinį žaidė, bet dabar liko 4. pozicijoje grupėje ir iškrito. Aš irgi labiau norėjau matyti ispanus būtent kitame etape, ne graikus. Ir kai visos komandos po vieną pergalę apart Kanados, tai taip ir gaunasi. Dar galim pakalbėti ir apie grupės visišką lyderę, tai Kanados rinktinė. Kokį įspūdį jums palieka šios komandos žaidimas? Man
kas labiausiai įstringa, tai Kanados intensyvumas ir tokis fiziškumas. Lou Dortas, Dylanas Brooksas absoliutus priekabūs tokie įkyrūs žaidėjai. Pavyzdžiui, Lou Dortas su Ispanija žaisdamas pelnė 0 taškų per 20 minučių, bet gynyboje taip parė, taip stabdė lyderius. Jau pradėjo gerbti labiau turbūt ir Sergio Jula, ir pabaigoje ir Darija Bricela buvo pradedamas ginti žymiai agresyviau, nors prieš tai turbūt net abejojo ir scouting reporte, kas nors žinojo, kas tas Bricela, tokios komandos nelabai turbūt ir gilinasi. Bet šiaip, nežinau, aš turiu, pavyzdžiui, Shai Gilgeous-Alexanderis savo fantasy komandą ir jisai šiek tiek nuvilė tik 16 naudingumo balų prieš ispanus, nors 20 taškų, bet nežinau, RJ Barrettas irgi taip pat išsiskiria, kas man buvo netikėta, nes NBA sezonas jo Toronto Raptors jam buvus išmainytam nebuvo toksai All-Star lygmens, jisai toks labiau vidutiniškas buvo, bet jisai FIBA krepšinį tikrai žiba ir kaip ir pernai pasaulio čempionate gerai atrodė. Andrew Nembhartas taip pat turėjo gerą indėlį prieš ispanus 18 taškų, jis ir buvo būtent rezultatyviausias ir naudingiausias žaidėjas ir turbūt labiausiai stebina Dylanas Brooksas, kuris puolime tikrai atrodo neblogai, čempionato metu po 14,3 taško jisai pelno, tai anksčiau maniau, kad jisai yra būtent tik gynybinių funkcijų žaidėjas, bet man atrodo, buvo statistika, kad iki šių rungtynių su Ispanija jis tritaškius realizavo 70% taiklumu, kas irgi man yra keista, nes metimas tikrai, metimo mechanikos nėra patys geriausios ir taisyklingiausios, bet turbūt artimesnė tritaškio linija užsieniečiams FIBA krepšinėje yra palanki ir jiem čia kaip vidutinis metimas NBA tikriausiai. Antano sudarytame reitinge prieš ketvirtfinalį Kanada atsidūrė antroje vietoje. tą reitingą galite rasti neekspertai.lt ir aš tikrai sutikčiau, man aišku keista, kodėl Antanas buvo taip nuvertinęs Kanadą prieš turnyrą. Galime ir paklausti, Antanai, kodėl prieš turnyrą matei Kanadą tik 5 ir ar tave patys stebino šios komandos žaidimai? Tai mane aišku, kad stebino, aš tuos reitingus dariau pagal draugiškas rungtynės labiausiai, tai draugiškose rungtynėse dar buvo komanda labai nesusižaidusi, buvo visokių problemų ir tas pats Džemalas Murėjus ir Andrew Nembhartas labai prastai atrodė. Išrikiuotas buvo, man taip pasirodė, išėję net Kelly Olynykas prastai atrodė, tai visokių buvo trukdžių, visko buvo, bet dabar A grupėje tikrai akivaizdus favoritai, be pralaimėjimų išėjo, tai jo, tikrai nustebino komandą. Aš manau, draugiškos rungtynės nėra tas dalykas, pagal kurį būtų galima ir reiktų vertinti komandas. Pavyzdžiui, draugiškose rungtynėse, kai susitiko Saudo Arabijai, Pietų Sudanas su amerikiečiais, tai Sudanas vos ne netgi įveikė amerikiečius. Šitas Carlikas Jonesas surinko 3 dublį, bet pavyzdžiui turnyre amerikiečiai su visiškai kitokiu nusiteikimu, visai kita motyvacija žaidžia ir Sudanas praktiškai neturėjo jokių šansų. Jonesas buvo darytas, nuolat jį kas nors gindo 1-prieš-1, praktiškai box and one buvo ginamas Carlikas Jonesas ir be jo tikrai Sudanui buvo sunku. Bet negalima sakyti vis tiek, kad Pietų Sudanas prastai lošia šitas olimpinės žaidynės, tikrai negalima. Jie kaip prieš serbus pasirodymą darė, kokį parodė pasirodymą, tai tikrai perspektyviai atrodė komanda ir tikrai gerai žaidė jie, tai aš manau vis tiek draugiškos rungtynės kažkokį tokį ir parodė sužibėjimą, kažką parodė vis tiek. Man asmeniškai tai Sudanas tikrai neblogai žaidė ir aišku, pralaimėjimas Serbijai paskutiniam turėjo užkirto kelią į kitą etapą, bet atrodė žymiai geresnė komanda už tą patį Puerto Riką. Puerto Rikas blankiausiai visame turnyre žaidė ir triuškintas pralaimėjimas Serbijai.
Ir man kyla klausimas, kaip Lietuva būtų atrodžiusi jūsų nuomonė, ar geriau nei Puerto Rikas, ar būtų panašus rezultatas? Aš manau, kad būtų buvus žymiai geriau. Nesakau, kad būtų išėjus į kitą etapą, nes serbų ir amerikiečių, ko gero, abejoju, ar būtų įveikusi. Bet kaip trečia komanda galbūt ir būtų turėjus geresnius šansus prieš Pietų Sudaną, kaip ir buvo kalbama jau, kad kai Lietuva vyko į Puerto Riką, tai kalbė visi, kad na, tai čia Lietuva su amerikiečiais serbais grupiai bus, tai reikės įveikti Pietų Sudaną kuo didesnių skirtumų ir pralaimėti kuo mažiau amerikiečiams serbams ir tada jau žiūrėt, kas bus aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje, atsiprašau. Bet taip visi buvo turbūt susifokusavę į tas olimpinės, kad nuvertino turbūt savo varžovus ir iki dabar dar turbūt visiems skaudės, nes aš asmeniškai labai norėjau pamatyti revanšą amerikiečių su lietuviais, remačą tą taip vadinamą, nes amerikiečiai būtų tikrai buvo motyvuoti atsirevanšuoti, o lietuviai gal vėl būtų surengę kokią sensaciją, vėl būtų tritaškiai įkritę kaip, nežinau, kaip kamuolys į baseiną, kai praktiškai ką meti tą pataikai. Labai gaila, aš norėjau pamatyti tą remačą, bet yra kaip yra. Va taip, Justinas su Tarzano citatom apsėjo, apibūdindamas Lietuvos krepšinį. Tai įdomu iš tikrųjų būtų buvę pamatyti Lietuvos rinktinę. Aš manau, būtume visus grajus pralaimėję. Aš nemanau, kad būtume laimėję prieš Pietų Sudaną, bet bent jau būtume padoriai pralaimėję, bent po kelis taškus. Manau, būtų įdomus, vis tiek grajai būtų įdomiau, vis tiek buvo pasižiūrėti Lietuvos rinktinę. Aš irgi pritariu, kad prieš Pietų Sudaną mes tikrai nebūtume favoritai ir, na, jei laimėtume, tai vos keliais taškais. O galime taip pat eiti ir prie B grupės. Į kitą etapą ten keliauja brazilai, prancūzai ir vokiečiai. Vokiečiai labai užtikrintai kaip pirma ekipa, prancūzai liko antri ir treti brazilai, kurie paskutiniame ture įveikė Japonijos krepšininkus. Antanai, tu matei japonus kitame etape, na, ar liūdna dėl tavo palaikomos komandos, kad nepavyko jai prasibrauti? Liūdna, žinoma, liūdna. Buvau prisipirkęs žiauriai daug japonų fantasy komandai. Visose iš tikrųjų fantasy komandose buvo pas mane japonų ir iš tikrųjų gaila, kad nepateko į kitą etapą. Tikrai turėjo galimybių, daugiausia turbūt galimybių tame grajuje prieš Prancūziją buvo, kai 4 taškais laiminėjo ir Matthews Razelis tiesiog išgelbėjo visą Prancūziją su savo 3 taškais su bauda. Tai iš tikrųjų liūdna buvo, bet mačas su Brazilija, tai pasirodė, kas iš tikrųjų turi būti trečioje vietoje ir kaip ir viskas dabar jau aišku. Na, aš jau geriau būčiau kitame etape matęs Pietų Sudaną, man Pietų Sudanas daug tokia smagesnė komanda ir jeigu brazilai nebūtų taip sutaršę japonų, tai turbūt su Pietų Sudanas ir būtų keliavęs į kitą etapą. Bet Bruno Kaboklo labai silpnai pradėjo turnyrą, jis nuolat išsibauduodavo, minusinis pasirodymas netgi buvo. Ir prieš japonus jisai išliejo tą savo pyktį, 33,17 atkovotų kamuolių ir 43 naudingumo balai. Čia šiemet yra turbūt pats naudingiausias pasirodymas, jeigu net nerezultatyviausias. Ir tikrai įspūdingas pasirodymas per mažiau nei 30 minučių, bet japonai ir negarsėjo kaip tokia komanda, kuri stabdytų priešininkus, jie nebent galėtų puolimu įveikti savo oponentus. Vis tiek komandoje yra 2 žaidėjai, kurie yra žemiausi visose olimpinėse. Taip pat yra Joshas Hawkinsonas, kuris gynyboje yra jo Achilo kulnas. Tai manęs nenustebino brazilų pergalė absoliučiai, bet kaip ir sakau, brazilai aš nematau, kad turi šansų prieš amerikiečius. Ketvirtfinalį, aš manau, kad ten bus žaidimas į vienus vartus. O kaip jums prancūzų žaidimas? Daugelį žmonių turbūt nuvilia, daug kas tikėjosi, kad prancūzai bus pirmoje vietoje šioje grupėje, bet kol kas vos išsigelbėjo prieš japonus, na, kiek užtikrinčiau įveikti brazilai bei
pralaimėta vokiečiams. Kaip jums toks pasirodymas ir ar braška ta Vincano Kolė kėdė? Aš manau, kad šiek tiek tikrai braška. Jau pirmas šauktukas buvo pirmos grupės rungtynės prieš Brazilus, kur antrame kėlinyje prancūzai jau atsilikinėjo dviženklių skirtumų, bet tikriausiai vien dėl to, kad žaidžia namuose, pavyko vis kartus sėkmingai sužaisti ir grįžo į rungtynės ir įveikė Brazilus su japonais. Irgi turėjo būti šiek tiek šauktukas toksai, jeigu ne epizodas, kuriame teisėjai praktiškai išgelbėjo prancūzus, tai prancūzai būtų tikrai visai buvę kitokie padėtyje, nes pralaimėjo dar vokiečiams, tai su viena pergalė neaišku, ar apskritai būtų išėję, gal kaip trečia komanda ir būtų, tačiau spekulacijos. Prancūzam šiaip labai trūksta, kaip ir visi šneka, kūrėjo, kažkokio žaidėjo, kuris galėtų tą puolimą, gynybą priešininkų šiek tiek padraskytų, šitam Viktorui Vembanjamai užmesti kokių balionų, kamolių, bet nėra praktiškai kūrėjai, visi individualiai žaidžia. Gobero ir Vembanjamos duetas jau nebeveiksmingas, antroji rungtynių pusėje su vokiečiais mes, man atrodo, jų kartu net aikštelėje nematėm, ar gal labai mažai. Aš tikėjausi žymiai geresnio ir dominuojančio prancūzų žaidimo, žinant, su kokiais ambicingais tikslais jie atėjo būtent į šį turnyrą. Visi galvoja apie auksą, vienintelę progą namuose prie savus ir gali laimėti auksinės prabos, auksinės spalvos medalius. Neaišku, kada kitos olimpinės bus būtent Paryžiuje. Manjamos tikrai karjeroje greičiausiai nebus ir jisai pats turbūt jaučia daug spaudimo. Aišku, jam dar tik 20, šiek tiek per anksti, jisai galbūt netikėjosi, bet tikrai jaučia daug spaudimo, būtent dėl to, kad visi labai tikisi aukso ir jisai pats kalba ir patys žaidėjai žino, kad ne auksas šioje olimpiadoje bus nusivylimas. Tai tokia prasta grupių pradžia, einant į atkrintamąsias tikrai nemotyvuoja ir tikrai turėtų būti šauktukas ir manau, kad prancūzai gali kristi, jei ne ketvirtfinalyje, tai pusfinalyje. Aš manau, prancūzams kažkas ten viduje yra negerai, aš manau, kažkokie nesusitarimai yra. Buvo ir komentarai po rungtynių prieš vokiečius tarp Evano Fourniero ir Vincano Kolė ir akivaizdžiai žmonės tiesiog nesutarė dėl pačios krepšinio filosofijos. Tai manau, yra kažkokių didžiulių nesusitarimų komandoje, bet nežinau, galbūt Donatas Urbonas ar Tapinas mums daugiau pasakytų apie šitus tokius reikalus, kiek tenais televizorių lūžta Prancūzijos stovyklavietėje ir kokie ten iš tikrųjų dalykai vyksta. Jeigu Tapinas dar apie prancūzų rinktinę sugebėtų kokią insightą paduoti, aš būčiau tikrai nustebęs. Bet aš dar trumpą mintį įterpsiu. Manau, Evanas Fournier ir Kolė apsižodžiavo dėl to, kad Fournier vėl žaidė tik 17 minučių. Berods pirmose rungtynėse su brazilais jisai žaidė dar mažiau ir apskritai svarbiausiais momentais nerungtyniavo. Fournier tikrai klostosi žaidimas ne taip gerai, NBA jisai trina suoliuką, praktiškai nežaidžia, tai tikrai sunkus sezonas klubinėme krepšinėje ir jeigu dar rinktinių krepšinėje jisai taip negauna pasitikėjimo ir taip nepasakyčiau, kad užtikrintai atrodo, tai tikrai turėtų būti demotyvuojanti patirtis ir psichologiškai jam turėtų būti nelengva ir nebereikalo tikriausiai jisai ir tą pyktį reiškia ant treneriui ar dar kitiems, nežinau, medijai, bet aš manau, kad jeigu reikėtų prognozuoti, tai manau, kad po šio turnyro viskas turės drastiškai keistis, akivaizdu, kad neveikia tas žaidimas ir prancūzai tik tai žaidžia praktiškai emocijomis su vietiniais fanais, kurie tiesiog patraukia juos ir manau, kad neliks nei Vincano Kolė ir šiaip keistis daug kas. Tai manau, kad bus dideli pokyčiai laukia.
Tai ir Nikolaso Batumo, jeigu neklystu, paskutinės šio olimpinės žaidynės yra, tai aš manau, Prancūzija dabar tokioje atkarpoje yra tarp jaunimo, tarp jaunatvės ir senatvės, kur keičiasi tiesiog viskas. Pagrindinis žaidėjas jau kitose olimpinėse 100% bus Viktoras Wembanyama. Tuo pačiu, manau, išryškės ir Matthews Razelis, labiau Bilalas Kulibali. Tai tikrai nekantrauju pamatyti Prancūzijos kitais metais. Kitose olimpinėse turiu omeny. Ateitis prancūzų tai labai šviesi, jau pavyzdžiui, ir šiemet NBA bei draftuose 2 pirmi šaukimai buvo būtent prancūzų, Zacharijus Ašeras ir Dame Saras, bet vėl tie žaidėjai yra 2-metriniai, aukšti ir trūksta tų būtent kūrėjų. Maikas Džeimsas po tų rungtynių su vokiečiais pakomentavo tokį šiek tiek keistą postą, įkėlė į Twitterį berods, kad prancūzams reikia žaidėjų, kurie galėtų užmesti Wembanyamą į kamuolį virš lanko. Buvo kalbėta, kad Maikas Džeimsas vienas iš variantų būti naturalizuotam ir prancūzų, tai aš manau, kad jie dar rimčiau ims svarstyti šitą variantą po šitų olimpinių. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip prancūzai spręs šitą problemą tų žaidėjų, kūrėjų. Ir galim tada paprognozuoti ir artėjančius ketvirtfinalius. Tai ta pati Prancūzija jau rytoj žaidžia su Kanada 19 val. Lietuvos laiku. Ką manot šitoje poroje, kas keliaus toliau? Aš asmeniškai palaikau Kanadą, bet ne vien tik palaikau, aš manau, kad Kanada būtent ir laimės. Žinoma, bus labai sunku stabdyti vidurio puolėjus Wembanyamą ir Rudy Goberą. Kanada tikrai neturi tokių gerų puolėjų, tik tai yra Kemas Birčas, Dwightas Powellas, Kelly Olinikas, manau, tikrai bus labai sunku stabdyti, bet aš manau, Kanada puolimu stengsis laimėti ir aišku, galbūt sugalvos kokių gynybos schemų su Dylanu Brooksu ir Lugensu Dortu, kaip nors stabdyti, galbūt tą patį Matthews Stradzelį, dar kaip nors. Bet aš manau, kad patys prancūzai sudegs ir nesugebės įveikti kanadiečių. Spaudimas tikrai dabar dar labiau išaugo po tokios prastos olimpiados pradžios ir, kaip ir sakiau, Kanada eina toliau, o prancūzai dega ir didžiulė sensacija, didžiulis fiasko, krachas, dideli pokyčiai laukia. Nežinau, ar labai didelė sensacija, fiasko ir krachas, bet aš matau irgi Kanadą einančią toliau. Ką tu, Antanai, matai? Sutinku su jumis kolegomis, Kanada į kitą etapą. Toliau turime Vokietiją ir Graikiją, tai aš manau, Vokietija šitą triumfuoja irgi grajų. Vokiečiai tiesiog per gerai lošia, jų puolimas, jų gynyba. Manau, graikai negali šitų laimėti. Aš irgi nematau šansų. Graikai ir taip jau per plauką, praktiškai net ne nuo jų priklausė, ar jie pateks į kitą etapą. Jiems tik tai svarbiausia buvo, kad serbai laimėtų. Jeigu jie pralaimė ispanams grupėje, Kanadai, tai vokiečius įveikti, kurie žaidžia žymiai geriau, yra žymiai stipresnė rinktinė, nėra šansų. Vokiečių niekaip nesustabdys graikai. Nežinau, Janio 50 taškų gal ir padėtų jiems laimėti, bet ir tai nemanau, kad Janis sugebės taip žaisti. Irgi matau vokiečius, pritariu jum. Manau, irgi Vokietija užtikrintai, be didesnio pasipriešinimo. Grupėje matėm, kad vokiečiai mėgsta šiek tiek patampyti nervų savo gerbėjam ir taip spurtuoja pirmam kėliny, bet leidžia prisivyti. Bet iš esmės taip kaip atrodė paskutinės rungtynės su Prancūzija, tai irgi Vokietija užtikrintai. Serbija, Australija, rytoj 15:30. Šiaip rytoj visi mačai ketvirtfinalio, kaip jums toks formatas, per dieną 4 mačai, ar Gen Z žmonės gali 4 mačus išsėdėti po 2 valandas žiūrint krepšinį?
Aš tai laisvai galiu, mes visi priklausom Gen Z. Tai aš asmeniškai tikrai galiu, man patinka, kad tiek daug krepšinio. Aišku, šiek tiek gaila, kad galėtų per 2 dienas būti išskirstyta, bet tuomet būtų kalbama, kad nesąžininga, vienos komandos turi daugiau laiko pasiruošti pusfinaliams, kitos mažiau, tuo labiau, kad rytoj jau žaidžia ketvirtfinalis, o ketvirtadienį pusfinalis ir šeštadienį jau finalai. Finalai ir žaidimas dėl 3 vietos, tai aš nematau netgi jokių būdų, kaip galima būtų išskirstyti tuos ketvirtfinalius į 2 dienas. Bet jau ne pirma diena, kai 4 rungtynės per vieną dieną grupėse buvo 3 kartus jau buvo berods diena, kai 4 rungtynės buvo. Taip, reikia visą dieną nuolat stebėti tos rungtynės, bet kai tokio lygio krepšinis man asmeniškai absoliučiai nepabosta, neprailgsta rungtynės ir tuo labiau, kai žaidžia tokios komandos, tokie žaidėjai, o kalbant apie ketvirtfinalį Serbiją, Australiją, matyčiau serbų pranašumą, tuo labiau, kad australai šiek tiek yra tokiam nusileidime žaidimo kreivė, būtų jų tikrai pakritęs žaidimas. Pirmas rungtynės jie grupėje laimėjo ir atrodė, kad tikrai toliau žengs be jokių sunkumų kitose rungtynėse, bet dabar atrodo tikrai suprastės žaidimas. Patty Millsas jau nebe toks, koks anksčiau būdavo, nebegali tų savo trūkumų gynyboje kompensuoti puolimu ir taškais. Tikrai slogiai atrodo. Tai matyčiau tikriausiai serbus, nors ir taip patys serbai manęs nežavi, jų žaidimas netoks užtikrintas, kaip maniau, kad bus. Bet nepaisant to vis tiek serbai geriau atrodo už australus. Tai serbai su australais iš tikrųjų susitiko draugiškos rungtynėse ir Australija laimėjo tas rungtynės ir Patty Millsas buvo lyderis. Ir jeigu neklystu, 28 taškus susirinko, tai australai tikrai stipri komanda ir daug šansų, kad laimės šitas rungtynės, bet aš imu irgi kaip Justinas serbus. Aš manau, serbai kažką sugalvos, kažkaip sugalvos pasiruošti šitoms rungtynėms, turėtų susigalvoti, kaip gins tą Joshą Giddį, žinoma, Alex Avramovič tikriausiai jį gins ir tikriausiai bandys jį uždaryti, tai bus įdomu pasižiūrėti. Aš prieštarauju ir matau į kitą etapą patenkančius australus. Gerai, ten paskutinis mačas su graikais manęs neįtikino, bet graikai labai gerai žaidė, o šiaip tai Australija man kažkaip simpatiškiau už serbus ir būtent juos ir matau olimpinėme pusfinalyje. Na ir paskutinis ketvirtfinalis, tai manyčiau be intrigos, tiesiog JAV sutalžo Braziliją, nežinau, 20 taškų, 15, bet užtikrintai žengs į kitą etapą, manau, JAV. Ir jeigu prieštaraujat, nu tada nežinau, tai turbūt būtų didžiausias netikėtumas, jei brazilai patektų į kitą etapą. Aš iš tikrųjų prieštarauju. Aš manau, amerikiečiai 30-40 taškų laimės šitas rungtynės, čia 15 taškų neokauk. Amerikiečiai absoliučiai sutriuškins varžovus. Aš jau išsigandau, kai Antanas sakė, kad prieštaraus, kad jis brazilus rinksis, jau buvau pasiruošęs. Nežinau, iš ko neveikti Antaną, bet aš, nežinau, visiškai pritariu, aš manau, neturi šansų brazilai. Ir amerikiečiai jau atkrintamosiose jungs dar aukštesnę pavarą ir pritariu Antanui, manau, kad 30 taškų čia jau būtų dosnu. Manau, gali būti netgi daugiau. Brazilai absoliučiai neturi šansų, amerikiečiai nuo pat pirmųjų minučių jau atsiplėš ir tikrai nesižvalgys atgal, jau rungtynės turi savo kainą, pralaimi, važiuoja namo į Ameriką, dar labiau užsikurs, dar labiau bus nesustabdoma ir brazilai ir taip, mano nuomonė, netyčia ten patekdami neturėtų jų ten būti. Manau, kad nieks neturi šansų prieš JAV. Ok, tai galim pakalbėti apie draftus. Prieš čempionatą būtent darėm, kas gali pasižiūrėti mūsų kanale, ir Aidas Gaižutis toliau dominuoja, toliau pirmoje vietoje.
su savo fantasy komanda, antrą vietą užimu aš, trečias Antanas ir ketvirtas Justinas. Kaip jums kol kas fantasy sekasi? Nu, aš asmeniškai pirmus 2 turus pamiršau padaryti antros dienos keitimus, o būtent dabar, kai juos padariau, kritau ir labai kritau iki 4 vietos, buvau vienu metu antras, bet aš čia gal net nešnekėsiu, mano komanda nieko neišsiskiria, aš norėčiau perduodu mikrofoną Antanui, kurio komanda surinko 200 taškų antram ture. Kaip tu, Antanai, sugalvojai įdėti Bogdaną Bogdanovičių kapitoną? Gali man paaiškinti? Tai iš tikrųjų aš pamiršau labai pasikeisti tuos visus žaidėjus. Pas mane Bruno Kaboklo ant suoliuko sėdėjo, kuris susirinko 43 naudingumo balus ir 5%, kadangi sumažėjo, tai 23 liko taškai tiktais. Bogdanovičius irgi antrą dieną lošė ture ir aš jį uždėjau kapitonu pačią pirmą dieną. Tai iš tikrųjų čia pražiopsojo ir pasisekė. Su Hačimura irgi startiniam penkete buvo, nežaidė rungtynės, nesurinko nei vieno naudingumo balo. Ir man dabar dar jo atsikratyti reikės, nes japonai nepateko į kitą etapą. Tai fantasy kaip ir komanda šitą turą visai gerai sulošė, bet ateityje nemanau, kad gali pakartoti kažką panašaus. Nu, man atrodo, mes visi turim tą pačią problemą, kad tiesiog pamirštam pakeisti. Aš irgi pamiršau paskutiniam turė pakeisti savo žaidėjus, bet vis tiek surinkau 173 taškus kažkaip. Gaila, kad Santi Aldama jau nebežais, nes tikrai stabiliai rinko tas pats Joshas Hawkinsonas. Bet iš esmės, ką Nikola Jokičius traukė mano komandą į priekį ir antrą vietą, kaip sakant, ne pati blogiausia. Bet aišku, Aidas labai gerą tą pirmą turą turėjo ir šiaip jo komanda išties solidi. Džokas Lendilas stabiliai renka, tas pats LeBronas Jamesas, Janis Antetokounmpo, tai tikrai yra žaidėjai su potencialu ir toliau nueiti šiame turnyre ir toliau jam nešti taškų. Tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Nu, dar laukia 3 turai, ketvirtfinalis, pusfinalis ir finalų diena. Aš būtent rinkausi tokią komandą, kad būtų tokių žaidėjų, kurie žaistų iki pat pabaigos, kiek įmanoma toliau. Tai turiu 5 amerikiečius, 3 kanadiečius. Blogiausiu atveju, kai mano oponentų komandose žais tik po kelius žaidėjus, aš tikiuosi, kad komandoje mano bus dar minimum kokie 5 žaidėjai, kurie galės rinkti taškus ir būtent tikiuosi paskutiniam dienom aplenkti savo priešininkus, bet reiktų aišku neatsilikti būtent dar ketvirtfinalio metu, nes jau mane nuo pirmos vietos skiria 80 taškų. Reiks labai gero šito turo pataikyti kapitoną, nes nepataikius kapitono praktiškai nėra šansų. Būtent pataikymas kapitono žaidėjo, kuris renka daugiausiai taškų ir yra viso šito žaidimo triukas. Norint laimėti, tavo žaidėjai gali rinkti 10 taškų, bet jei tu pataikai kapitoną ir jis atneša 70-80 taškų, visiškai pasikeičia žaidimo kryptis, žaidimo tekmė ir visiškai gali keistis pozicijos turnyrinėje lentelėje. Ačiū, kad klausėte. Nepamirškite apsilankyti neekspertai.lt mūsų portale, kuriame rašome naujausius straipsnius apie olimpinės žaidynės ir aplamai sportą. Like and subscribe ir pasimatysim iki kito karto. Iki. Iki.